Pažįstu Povilą jau senokai ir tikrai visados žaviuosi ir džiaugiuosi juo. Pirmai eilėje tai yra labai geras šeimos žmogus, turi 2 sūnus, kuriuos išauklėjo, kurie taip pat yra labai sąžiningi Lietuvos piliečiai, darbštus ir labai rūpinasi savo žmona, bet nemačiau, kad jis turėtų labai didelių ten turtų užsigyvenęs ir panašiai, bet jis visada tiki Dievu ir Dievo apvaizdą. Jis niekada nepeikia žmonių, jis jau blogai neatsiliepia, jis visada siekia kažko gero. Darbe jis yra kartu ir kuklus, bet ir labai tvirtas žmogus. Jau vien tai, kad jis yra mūsų buvusio užsienio reikalų ministro Urbšio sūnėnas ir jo tas politinis paveldas yra labai stiprus. Ir jis jo niekada nepaliko ir jis tą labai stipriai visą laiką, jo neišdavė, jo visada laikėsi. Bet jis yra kartu ir labai tylus, ramus ir neišsišokantis žmogus, tačiau kietai savo nuomonės besilaikantis žmogus. Ir jo noras kažką tai pakeisti ir padaryti Lietuvos labui mane labai žavi ir aš džiaugiuosi, galvoju, kaip būtų gerai, kad Povilas Urbšys būtų Seime.